Esu Simas iš Trakų. Ieškau panos, kuri būtų graži, 90, 60, 90. Būtų paprasta, nepasikėlus, gamintų valgyt skaniai ir mėgtų romantiką. Sveiki, mano vardas Vilma, man 19 metų. Čia mano tikslas vienas – pakabinti čiuvaką. Esu Aina, man 18 metų. Tikiuosi, kad vaikinas netrodys kaip sliekas, nes tokie tinka tik žuvims suėsti. Labas Jelena, aš esu 22 metų. Taip pat aš esu iš Vilniaus. Man šiandien reikia vaikino, kuris mokėtų šokti hip-hopą, R&B šokius, gatvės šokius bei džiazą. Aš esu Indrė, man 20 metų, greitų metų jūs pamatysit mane scenoje. Like a virgin, ooh, just for a very first time. Like a virgin, when your heart beat next to mine. Taigi ieškau vaikino, kuris galėtų man akomponuoti. Sveiki, mano vardas yra Lina, man yra 18 metų. Aš esu Vilnietė. Atvykau čia susirasti savo mačą, nes turiu ispaniško kraują. Sveiki, esu Almantė, atvykau iš Širvintų. Man yra 19 metų. Aš esu kaip angelas, tačiau su ragiukais ir dievinu Playboy zuikučius. Sveiki, aš Manitas, man 29, esu iš Ignalinos, dievinu Songoką. Kamehameha! Aš esu Karolis, man labai patinka didelis greitis, esu pats labai greitas ir ieškau greitos panelės. Esu Tomas, esu iš Vilniaus, atėjau čia surasti merginą, kokią nors rimtesnę, ne FIFA ir ne storą ir ne ryžą. Esu Edgaras, laisvalaikiu mėgstu sportuoti, ieškau panelės panašios į Paris Hilton, tik su didesnė krūtinė. Nemėgstu panų su ūsais ir plaukuotom pažastim. Aš esu Antanas, man yra 25 metai, aš šiaip esu gimęs Obeliuose, bet čia Rokiškio rajonas. Tai va, man patinka, aš ieškau merginos, tai būtinai tik merginos, kuri man labai patiktų ir būtų visaip kaip maloni man. Esu Saulius. Iš Vilniaus, moku gerai vairuoti mašiną bei laipioti uolomis. Tikiuosi, tu lygiai tokia būsi gera laipiotoja kaip aš.